pakaitinė hormonų terapija didina krūties vėžio riziką. Tad pažiūrėkim, ką sako naujausi tyrimai. Jei moteris turi gimdą ir vartoja estrogenus su progesteronu, tai vėžio rizika gali šiek tiek padidėti, jei hormonai yra naudojami ilgiau nei 4 metus. Beje, nėra padidėjusios rizikos gimdos vėžiui. Moterims, kurios neturi gimdos ir vartoja estrogenus, pirmus 7 metus krūties vėžio rizika nepadidėja, tačiau ilgiau vartojant rizika šiek tiek didėja. Moterims, kurių šeimoje buvo krūties vėžio atvejų, hormonų terapija dar labiau nepadidina rizikos krūties vėžiui. O rekomendacija yra, kad vartojant pakaitinę hormonų terapiją atlikti mamografijos tyrimą reguliariai ir geriausia kas metus. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.